Praėjusiu metu gruodžio 18 dieną Lietuvos Respublikos Konstituciniam teismui pateikus išvadas naujam mokslo ir studijų įstatymui, Švietimo ir mokslo ministerija šį aukščiausios galios teisinį vertinimą ignoruoja ir taip sudaro sąlygas įsigalioti Konstitucijai prieštaraujančiam naujam studijų nutraukimo tvarkos aprašui. Lietuvos studentų atstovybių sąjunga pažymi, jog nuo vasario 1 dienos turėtų įsigalioti valstybės biudžeto lėšų skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti arba jų dalies grąžinimui valstybės biudžeto tvarkos aprašas, kuriame numatoma, jog didžioji dalis valstybės finansavimą gavusių studentų, kurie nuspręstų nutraukti studijas, turėtų grąžinti studijų kainą į valstybės biudžetą. LSAS prašymo advokatų profesinė bendrija dar rugsėjo mėnesį pateikė išvadas, jog vyriausybės nutarimas dėl studentams skiriamų baudų už nutraukiamas studijas galimai prieštarauja Konstitucijos 41 straipsniui. Vis tik tai ne pirmas atvejis, kuomet Švietimo ir mokslo ministerija nepaiso nei teisininkų, nei Konstitucinio teismo išaiškinimo. Kokias išvadas Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas pateikė gruodžio 18 dėl mokslo ir studijų įstatymo? Tai visų pirma pateikta buvo tai, kad valstybė negali finansuoti tų studijų programų, kurios yra vykdomos nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, jeigu tos specialistus gali paruošti valstybinės aukštosios mokyklos. Nors šiuo metu yra kitaip. Lygiai taip pat buvo pateiktose išvadose, kad rotacija turi būti vykdoma kas semestrą pagal rezultatus nustatytus įstatyme ir tik įstatyme, o ne neapibrėžtus konkrečiai. Taip pat buvo nustatyta tai, kad studijų krepšelio principas iš esmės negali toksai būti ir studijos turi būti finansuojamos tik tais pagal studijų rezultatus, bei pirmakursiai įstoję pirmą semestrą turėtų nemokėti už mokslą. Po Konstitucinio teismo išaiškinimo dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, kuriame nustatyta daugybė trūkumų ir prieštaravimų Konstitucijai, LSAS jau sulaukė studentų klausimų, ar toks mokslo studijų įstatymas, koks yra galiojantis šiuo metu, yra teisėtas, bei kaip ministerija žada kompensuoti padarytą žalą šiemet įstojusiems abiturientams.